Kągi, sveiki visi, gavom šiandien užsakymą. Biški sudėtingesnis bus ir įdomesnis, nes bus BMW'as blokuotas. Reiks kišti spec transporto ratukus pagalbinius, kad galėtumėm ją pasikrauti. Tai važiuojam dabar žiūrėti, randasi kažkur autostradoje. Sakė, lengva bus surasti, tai surasi. Nuo Klaipėdos čia nuvažiavus kelius kilometrus. Nežinau, buvau įkėlęs prieš tai video, tikiuosi viskas patiko, bet ten buvo tiesiog standartiniai pervežimai. Tai nelabai ten buvo kažkokia ir veiksma. Vat šiandien dabar važiuoju, tikiuosi bus įdomiau pofilmuoti kažką įdomesnis. Nu kągi, atvažiavom prie automobiliaus, einam pirmą pasižiūrėsim, kas jam darosi. Neatsirakino jis, neatsirakino. Atsirakino. Žiūrim, ką turim. Čiausiai bus nusėdęs akumas dar. Bandom prie kurkę padaryti. Taip, mes neturim nieko. O, užsikūrė, bet ir užges. Ir užges. Gerai. O, suplyša. Pirmą pasižiūrim, ar yra tikrai rankinis atsileidęs. Ja, rankinis atsileidęs. Čia dabar tiktų ta muzika, kaip ten yra dabar. Pumper up. Ir čia atsileidęs. Super. Nu ką, einam, atsinešim savo spec ratukus. Turim čia tokį vieną ratuką įdomesnį, kuriuo pamatysit, kas bus. Pasikeliam. Pasikišam. Žiūrim, kad tiesiai būtų. Nusileidžiam. Einam kraut bandyti. O, gerai. Patenkam prie bagažinės kilpas paimti. Nu ką, darysim kitokį variantą. Mums padės visada šniūras. Vieni klausia, iš kur išmokai tą žodį šniūras. Tai vat ir išmokau. Reikia kabinti už kuo storesnės šakės. Gerai, mes čia turim užsikabinus. O čia būn dar kartais galima prie pavarų dėžės lyst čia po apačiai. Yra ten toks varžtas ir specialus. Bet ten turi nusiimti visas apsaugas, visą kitą. Labai daug yra vargo. Daug vargo. O kai galim apsisukti taip, tai yra žymiai geriau. O jeigu norit pamatyti, kaip vyksta viskas, tai va, žiūrėkit, tarkim, yra ratukas va, ir jūs neleidžia, kaip saka, vienas ratas sukasi į priekį, kitas atgal. Tai va, taip ir vyksta viskas. Oi, biškį per arti privariau. Oi, savo parodysiu. Kaip ten, sakyčiau, žemaitiškai pričindalus. Jaučiu daug kas nežinos, ką tai reiškia, bet čia pričindalai tokie. Pričindalai, vadinamieji. Taip yra, kai ir platforma biškį su tokiu kampuku, tai ir žiauriai nepatogiai žvaryt biškį, bet per kančias į žvaigždės.
Va, kaip gerai. Važiuojam, važiuojam, važiuojam. Super, super. Viskas, vietoj. O taip viskas, realiai, kaip pavyzdys, nebeužsikūrė jinai. Ir vsio, ir turi reikalų ministerijai. Nes BMW taip ir sugeda, jo nepastumsi nei ką. Kaip ir dabar, vasrovės nebuvo. Ir viskas, ir tu jos nebejungsi, neutralios nei ką, nereaguoja ir tu nieko nebepadarai. Jau kaip sakoma, turi kviesti profesionalius tralistus, atsiminkit Raldovą, tokie yra Klaipėdoj, kurie visas problemas jūsų išspręs. Nors ir užrakinta. Pakrausim, bet aišku, jau užrakinta turėsit pateikti dokumentą. Taip tai nekrausim, žinai, jeigu bus užrakinta. Nes čia tada labai daug gali atsirasti netikrų klientų su savo automobiliais. Labai įdomu visiems, iš kur tas žodis šniūras atsiradęs. Nu čia žemaitiškas kalbos. Aš kai esu žemaitis, taip ir yra. Šniūras. Trakšt, padarom. Mam savo daiktus. Tai va. Pakrautas. Galim redėti. Važiuojam. Į Klaipėdską. Tai dar trumpai prisijungsiu, bevažiuodams papasakosiu apie BMW markės automobilius naujesnis. Tai ir tokia situacija su jais iš tikrųjų. Nežinau, dėl ko tas gamintojas taip yra sugalvojęs padaryti, bet pavyzdžiui, jeigu paimtume nuo F klasės BMW modelį, nu tarkim, nuo, dabar nežinau, tiksliai nenoriu nusikalbėti, ar nuo 2008 metų pradėjo F10 eiti tie modeliai. Žodžiu, nuo to, sakykim taip, nuo 2009 metų visi modeliai BMW naujesnių metų dažniausiai būna problema su tai, kad jeigu jie nebeužsiveda, neutralios pavaros jau automatiniai pavarų dėžiai jau nebeįjungsi. Neužtenka, kaip ten senesniem automobiliam įjungti degimą ir padaryti laisvą. Dabar jau yra tokia padaryta sistema, kad tu, jeigu automobiliaus nebeužvedi, viskas, neutrali pavara nebeįsijungia ir galiausiai gaunasi taip, kad tu jos nei pastumsi, nei nutempsi su tempiamais šniūrais. Norint jį transportuoti, jau turi tada naudoti tralą būtinai kviestis ir krauti ant platformos. Aišku, yra galimybė lysti po apačią prie dėžės, prie jų, kad būtų galima įjungti laisvą pavarą. Yra ten kiekvienam modeliu aišku skirtingai, bet būna varžtukai arba būna rankenėlės, kurias turi palenkti. Nu, žodžiu, tokia situacija yra durna padaryta realiai, kad žmogus sugedęs jos nei pastums kažkur į šalikelę, nei kažką padarys, bet tam tikrų priemonių. Aišku, būna, kaip pavyzdys, ir tų kitų automobilių BMW irgi, tarkim, kaip ir priekiai mūsų važiuojantis X5, pas šitų modelių, ne pas visų, aišku, bet pas daugumą būna, galiu toj parodyti, toks spec raudonas raktas. Jis atrodo va šitaip. Su juo būtent galima jungti neutralinę pavarų dėžę, bet ne visiems, kaip ir minėjau, nes būna daugelis atvejų atvažiuoji. Čia, kaip pavyzdys, bimbalam yra cup holderis toj vietoj ir išsitrauki, čia atsidarai su šito būtent dalyku, atsidarai tą dangtelį tenais, kad įjungtum į laisvą. Ir būna taip, kad atidarai tą dangtelį, o ten tuščia. Tai labai irgi būna bėda, nes palei komplektacija būna net ir raktas žmonėms pridėtas ir visa kita, bet prie pavarų dėžės tuščia būna ir tu realiai nėra to fiksavimo, kaip sako, fiksavimo vietos, kad įjungtum į laisvą. Tai va irgi tokia situacija būna. Būna ir pas F10 irgi tos 5 serijos gimbalus irgi ten kartais būna, kad galima su raktu jungti, bet nežinau, esu pataikęs gal taip kokie porą gal kartų. Prasme, nedaug, tikrai nedaug.
tiek norėjau jumis truputį apšviesti apie BMW markės automobilį. Šiaip nieko neturiu prieš tas mašinas. Pats vairuoju BMW irgi, bet ta prasme tik taip, kad kuo naujesnė mašina, tuo daugiau pridaro visokių naujovių, kur biški yra jos, kaip pasakyti, mano nuomonė, neišgvildentas. Nes tikrai, va, pavyzdžiui, vidury kelio mašiną sustoja ir jos nei pastumsi, nei ką, nieko nepadarysi jau. Nu ką, atvažiavam į nusikrovimą, einam nusikraudinėti. Nukrovėm, beveik, dabar belieka susitvarkyti. Irgi žemaitiškai pasakysiu, šmutkis. Ir bus vse. Ir bus vse. Taip sukasi. Užsirišam, kad nepamestumėm. Tai va, pervežimą atlikom, žmogus padėkojo, patenkintas, viskas sėkmingai, pristatėm automobilį. Tai kągi, tikiuosi patiko jums tas epizodas. Patiko epizodas jums. Ir manau, galbūt įdomu iš tikrųjų kad pakomentuotumėt, kokius automobilius jūs vairuojat, su kokiom problemom susidurėt dažniausiam automobiliams, manau, būtų įdomu ir paskaityti. Tai va, susitiksim kitam epizode tada.